Sveiki, mano mėlėjai draugai. Šį kartą mes spręsime problemą, ką daryti su tomatilais. Va, turiu visą bliūdą tomatilų ir dažnai šeimininkiai ar šeimininkui kyla klausimas, kągi su jais daryti. Nes tiesiog jeigu ypač ne vieną pasodinote, tai jie pradeda kristi, nespėjote surinkti, jie paskui pradeda pūti ir, žodžiu, tiesiog taip galite prarasti derlių. O derlius būna tikrai nemažas, todėl reikia pasirūpinti, kaip jį sunaudoti tinkamai. Tai šį kartą pasidalinsiu su jumis vienu receptu. Tai yra ne mano sugalvotas receptas, tai yra Meksikoje labai populiarus receptas, padažas, vadinamas salsa verde. Tai šis padažas yra gaminamas, jeigu žalesis padažas salsa verde, tai ir jisai yra gaminamas būtent iš tomatilų. Kai kurie galvoja, meksikiečiai, kad ten yra nesunokę žali pomidorai, bet iš tikrųjų ten yra tomatilai. Visų pirma, jeigu kas nežinote, kas yra tomatilas, tai galiu šiek tiek paaiškinti. Tai yra bulvinių augalų šeimai priklausantis augalas. Tai pačiai šeimai priklauso, žinoma, bulvės, kaip ir sako pavadinimas. Tai pačiai šeimai priklauso baklažanai, pomidorai. Tai pačiai šeimai priklauso paprikos, pipirai. Ir tai pačiai šeimai priklauso dumplūnės. Dabar dumplūnė atrodo štai taip, sunokusi, subrendusi. Žinoma, ne pats augalas, čia yra augalo vaisius. Tai dumplūnė atrodo taip. Ir čia jinai turi tokį apvalkalėlį, kurį galima, tiksliau negalima, bet reikia nuimti. Prieš valgant, prieš ruošiant kažką tai. Ir šitas apvalkalėlis ne tik, kad nevalgomas, bet gali būti net ir šiek tiek nuodingas, kadangi visos augalo dalis, beveik visų bulvinių šeimos augalų, išskyrus vaisius ar šakniagumbius, kaip pavyzdžiui bulvės, kitos dalis yra nuodingos. Dažniausiai šiek tiek nuodingos, jis turi solanino, čia yra bulvinių augalų šeimai būdingas toks alkaloidas. Liktais, kiek pamenu, alkaloidas, solaninas, tai tiesiog kitų dalių nevalgykite, tik tai vaisiukus. Vaisiukas atrodo taip, jisai yra lipnus ir jeigu norite ilgiau išlaikyti dumplūnes, tai jas tiesiog, va taip, jų tiesiog neišlukštenkite, bet palikite tame kiautuke ir jos tada laikysis ilgiau. Kai jau išlukštenate, tada jau reikėtų jas ir suvartoti. Dabar yra tokia viena didžiulė maišalynė susidariusi tarp augalų pavadinimų. Tai Lietuvoje yra auginama ne viena dumplūnė ir tiesiog paminėsiu dažniausiai auginamas. Tai turbūt esate matę, kažkur tai sodybose būna tokios oranžiškai gelsvais tokiais žibintais pasipuošusios dumplūnės. Tai yra paprastoji dumplūnė. Ji yra nevalgoma, ji yra daugiametė, turi tokius apvalkalėliai, tiesiog jos yra oranžiniai, labai gražus, dekoratyvius, naudojami tiek puošybai, į gėlių kompozicijas, sausų gėlių kompozicijas, labai gražiai atrodo, net ir papuošalus iš jų gamina. Tai ten yra paprastoji dumplūnė, Physalis alkekengi, berods, ir jinai yra nevalgoma, jos nevalgykite. Jinai tiesiog gėlynam dėl grožio yra auginama. Dabar kita dažnai auginama Lietuvoje yra peruvinė dumplūnė. Peruvinė dumplūnė tai yra kas kita nei tomatilas. Peruvinė dumplūnė atrodo štai taip, aš čia, kadangi jas auginu, esu irgi pasiruošusi. Štai taip atrodo, bandysim sufokusuoti. Taip, žodžiu, jinai irgi turi apvalkalėlį, kaip ir tas tomatilas. Ir peruvinė dumplūnė, jinai yra mažesnė. Jinai tokia labiau yra kaip uogytė. Uogytė būna gelsva arba tokia šiek tiek oranžinė. Ir jinai sunoksta, kai jau sudžiūna irgi tas apvalkalėlis.
ir nukrenta dažnai jos. Aš tai iš tikrųjų neišlaukiu, aš tiesiog jau skinu tada, kai jau jos, kai matau, kad paruduoja, tokios šiaudinės spalvos pasidaro tas apvalkalėlis. Jis yra be galo skani, bent jau man asmeniškai tai yra vienos skaniausių tokių uogyčių. Tuoj atsikasiu, parodysiu, kaip viduje atrodo. Tokia saldi, šiek tiek su rūgštele, man be galo skani. Tai va, nesumaišykime, tai yra būtent peruvinė dumplūnė. Tai yra tos valgomos saldžios uogytės, kurios dažnai dedamos ir ant tortų, ant desertų įvairių. Ir jos yra labiau saldiem patiekalam naudojamos. O tomatilas yra visai kas kita, tai yra tokia didelė uoga. Čia jau netgi pratrūko. Panaudosiu tą praeitą pavyzdį. Irgi galiu atsikasti, parodyti, kaip viduje atrodo. Atrodo viduje irgi taip. Daug steklyčių. Bet jis taip va tiesiog valgyti, kaip šitas peruvinės dumplūnės, nėra skanus. Man asmeniškai, čia aišku skonio reikalas. Man labiau patinka jį kažkaip tai perdirbti, ar pakepti, ar pavirti, patroškinti, orkaitėj pakepti, padažus daryti, bet taip pat vieno aš jo netgi nelabai galiu valgyti, nes, man tas skonis toks nelabai. Viduje jis irgi yra žalias ir jis yra dar vadinamas, jeigu taisyklingai kalbant botaniškai, tai yra filadelfinė dumplūnė. Ir iš čia yra ir kyla pagrindinis nesusipratimas, nes tiek šitą augalą, tą uogytę, mes vadinam dumplūnę, tiek ir šitą tomatilą mes vadinam dumplūnę, nes jų abiejų yra ta pati gentis, fizalis, vadinasi lotyniškai. Manęs dėl to nekaltinkit, tai yra botanikų sugalvota, kalbininkų aptarta, manęs į šitą reikalą nekiškit, bet tiesiog toks kyla nesusipratimas. Tai va, prisiminkit, čia yra, kad pati dabar nesusimaišyčiau, čia yra peruvinė dumplūnė, o čia yra filadelfinė dumplūnė. Arba kitaip vadinamas tomatilas. Tai, kad būtų paprasčiau, mes vadinsim ne filadelfinę dumplūnę, o tomatilu. Šitą va, vaisiuką. Čia tomatilas, o čia bus mūsų dumplūnė. Gerai, dabar pereinam prie pagrindinio dalyko, kurį šiandien norėjau jums parodyti. Tai yra toks receptas, vadinamas salsa verde. Ir jisai yra kilęs būtent iš Pietų Amerikos, būtent iš Meksikos, meksikietiškas, dažnai naudojamas meksikietiškose patiekaluose. Šitas padažiukas yra valgomas su visokiais čipsais. Mėlyje, dėl jūsų netgi nusipirkau tokią nesąmonę, nusipirkau tortilijų čipsų, parodyti tiesiog, kaip yra skanu su jais valgyti. Tų tortilijų čipsų, žinoma, galite pasidaryti patys namuose ir tai bus daug sveikiau ir geriau. Šį kartą aš truputėlį patingėjau, tai tiesiog nusipirkau, kokių radau, bet be skonio stipriklio. Bent jau. Tai va, žinoma, tą padažą galite valgyti ir su mėsos patiekalais, su žuvies patiekalais. Ant daržovių galite užpilti kaip padažą, galite naudoti kaip užtepėlę. Ir tiesiog siūlau labai pabandyti, jeigu turite tomatilų, ypač jeigu turite jų nemažai ir juos reikia naudoti, galite netgi tą padažą į iškaitintus stiklainiukus supilti ir naudoti žiemai. Tai, bet aišku, ten, reikėtų galbūt, kad karštą supilti tą padažą, aš nebandžiau žiemai jo užsikonservuoti, bet puikios namų šeimininkės ir šeimininkai tą tikrai mokės padaryti. Ir jeigu turite labai daug tomatilų, tai tikrai taip galite panaudoti. Tomatilus taip pat ir raugina, marinuoja, ką dar galima su jais padaryti. Galima ir į salotas tiesiog žalius supjaustyti, aš taip kartais irgi darau, bet dedu nelabai daug, nes kaip ir sakiau, man tas skonis jis nėra toks labai artimas, nėra man jie labai skanus, bet pakepinti man jie labai patinka, ypač į padažiukus visokius. Taigi, ko mums reikės mūsų tam meksikietiškam padažui salsa verde.
mums reikės, žinoma, tomatilų, mums reikės, patrauksim dumplūnės, taip, mums reikės svagūnų, aš jau čia nulupau, supjaušiau, aš dedu keletą nedidelių svagūnų, o jūs galite pagal skonį dėti. Čia daug kas bus iš akies, nes aš tiesiog dažnai taip gaminu. Paskui bus česnako skiltelės, irgi porą skiltelių, na, aš dėsiu 3-4, mėgstu intensyviau, taip kad būtų skonis. Paskui tradiciniam meksikietiškam patiekale yra naudojamos blakinės kalendros, bet iš tikrųjų nemažai lietuvių jų nelabai supranta ir nelabai mėgsta, dėl to labai specifinio skonio ir dėl to aš tiesiog tas kalendras pakeisiu petražolėmis, paprastomis lietuviškomis petražolėmis. Tai čia irgi pagal skonį, kiek norite. Na ir kaipgi meksikietiškas padažas be visokių čili pipirų. Aišku, į žalią padažą dažniausiai meksikiečiai deda žalius pipirus, žalius aštriuosius pipirus, bet aš kadangi pati užsiauginau tokių raudonų čili pipirų, tai aš dėsiu savo tą raudoną. Ir kitas dalykas, ko mums dar reikės, tai yra šiek tiek aliejaus pakepinimui, taip pat druskos, čia dabar tik tai pavyzdžiui paėmiau druską, paskui reikės kumino miltelių, čia yra irgi papildomai, jeigu neturite, nedėkite kumino miltelių, reikės raudonėlio, dar vadinamo oregano, čia taip tarptautinė kalba kalbant, tai raudonėlio irgi šiek tiek galite įdėti, bet tai yra nebūtina. Įvairiausi priedai yra tinkami šitam padažui, aš kartais pasikepinu tomatilus kartu su pomidorais raudonais. Žinoma, tada šiek tiek prarandam spalvą žalią, bet man taip irgi skanu. Kartais įdedu ir paprikos. Na čia, ką tik jūs sugalvojate, susiraskite savo mylimiausią receptą, patys sugalvokite ir galėsite taip panaudoti tomatilus. Dabar šį kartą aš naudosiu kokius 6 tomatilus, tiesiog parodymui, nes į keptuvę irgi paskui sunkiai viskas tilps. Tai tiesiog paimsiu iš tikrųjų didžiausius ir tuos jau persprogusius, nes juos reikia pirmiausia vartoti, kitaip jie pradės pūti. Tai aš truputį neišsigaskite, aš imsiu pačius negražiausius tomatilus šį kartą. Taip, na ir ką, turbūt dabar eisime gaminti, pakepti. Dar nepaminėjau, kad šitą padažą tradiciškai galima gaminti keliais būdais. Tai yra pirmiausia, paprasčiausias būdas yra tiesiog visus tos pačius ingredientus sublenderiuoti, žalius, tiesiog ne tai, kad žalius neperdirbtus, neapkeptus, tiesiog visus taip paprastai paimam, sudedam į blenderį, įdedam druskytės, prieskoniukų ir sublenderiuojam. Kitas būdas yra tomatilus pavirti puode šiek tiek, ten, nežinau, apie 10-12 minučių. Ir tuomet taip pat sudėti į blenderį kartu su kitais ingredientais ir taip pat viską sumaišyti. Na ir dar vienas būdas yra orkaitėje kepti visus šiuos ingredientus ir paskui lygiai taip pat sublenderiuoti ir pagaminti padažą. Na ir tas būdas, kurį mes šiandien darysime, tai yra keptuvėje. Keptuvėje tiesiog pakepinsiu viską, paskui sudėsiu aš nesudėsiu į blenderį, aš tiesiog su rankiniu trintuvu viską sutrinsiu, prieskonių įbersiu ir tiesiog bus toks paprasčiausias. Na gerai, aš čia truputėlį jau per daug kalbu, mažiau kalbų, daugiau darbų ir einam tada viską kepti. Štai kepa mūsų tomatilai, aš jų įdėjau daugiau, kadangi radau daugiau persprogusių, tai jų jau nebegaliu ilgiau laikyti, tiesiog sudėjau visus persprogusius. Turbūt klausite, kodėl tiek nedaug tos paprikos aš ten įdėjau. O žinokit, jau nuo tokio jau ten dega burna tiesiog, tai labai aštri.
Ir tai jaučiu, čia bus per daug, labai aštru turėtų būti. Na, bet kaip nors išgyvensim. Tai va, tiesiog tokius cielus, taip sakant, netgi neperpjautus, galima tos tomatilus sudėti į keptuvę, apkepti ant aliejaus, iš pradžių vieną pusę, tada apversti, kitą pusę apkepinti, kol apskrus ir paskui sudėsim į trintuvą. Na štai jau neblogai apkepė. Kai kur mačiau, netgi patys meksikiečiai jos taip apdegina gan stipriai, ypač jeigu kepa ant grotelio arba orkaitėj. Na, aš taip jau visai sudegusiu nemėgstu, tai man užteks ir tokio pakaitinimo, paskrudinimo. Tai dabar išjungsim ugnį ir eisim sutrinti. Prisiminiau, kad dar turiu tokį trintuvą, tai nusprendžiau vis dėlto trinti su juo. Tai čia jau sudėjau visus apkeptus dalykus, kuriuos kepiam. Ir dabar belieka įdėti dar kumino, jeigu turite, jeigu neturite nebūtina. Aš dėsiu visai nemažai, apie pusę šaukštelio. Man jis patinka. Tokį šiek tiek rytietiškas suteikia skonį. Paskui dėsim raudonėlio. Na, raudonėlį tai jau turbūt beveik visi turit. Oregano dar vadinama. Irgi kažkur apie pusę. Na, man jis labai patinka, dar šiek tiek įdedu raudonėlio. Ir dar įdėsime druskos. Druskos gal irgi apie pusę šaukštelio. Prisiminkim, kad čia padažas yra, jisai yra prie kitų patiekalų, tai gali būti ir šiek tiek sūriau. Nebijokite. Ir žinoma, įdėsime petražolių. Jeigu mėgstate kalendrą, tada dėkite kalendrą, nes bus taip autentiškiau, bus tikresnis toks meksikietiškas receptas, nes jie paprastai labai mėgsta tas kalendras dėti. Na štai ir dabar uždedu dangtuką, sutrinsiu ir žiūrėsim, kas gausis. Mano padažiukas nėra ypatingai žalias, nes tomatilai buvo šiek tiek jau pernokę. Jie pradžioje būna žali, bet jau kai pernoksta, jie taip pagelsta, pageltonuoja, tai jau tiesiog padažas nebebus tokios gražios spalvos, bet skoninės savybės vis tiek išlieka geros. Nu ir dabar paragausim. Man tai labai skanu, tik tai labai aštru. Taip ir maniau, kad tos paprikėlės, čili paprikėlės bus truputėlį per daug. Bet vis tiek suvalgysim. Ir dabar einam ragauti jau su tortilijų čipsais. Taip, dabar didingoje akimirka. Susipiliau va į žalią dubenėlį, žalią padažiuką, salsa verde. Taip, ir dabar paragausim jau su tortilijų čipsais. Čia va turiu šiek tiek pasiruošusi. Ir ragaujam, čia toks kaip padažas. Man labai patinka. Ir padažas labai sveikas. Daug česnako, daug svogūno. Ypač prieš žiemą, rudeniui prasidėjus, labai turėtų pagelbėti prieš visokius virusus. Ypač jeigu dedate daugiau česnako, daugiau svogūno. Na ir tikrai esu patenkinta tuo, kas gavosi. Jeigu jums skonis netenkina, tai adaptuokite visus ingredientus pagal save. Dėkite daugiau to, ko norite, mažiau to, ko nenorite, ko nemėgstate. Ir turėtų ir jum patikti. Arba galite tiesiog tomatilus naudoti į troškinius, sudėti. Vis tiek kažkur rasite, kur panaudoti. Kai kuriem žmonėm labai patinka jie rauginti, kai kuriem patinka marinuoti. Tikrai, manau, atrasite savo tomatilų naikinimo metodą. Tai tiek būtų šiam kartui. Aš toliau skanausiu šį nuostabų padažą.
Jeigu pasidarėte per daug, tiesiog sudėkite į stiklainiuką ir galite, kai atvės, žinoma, galite tiesiog įdėti į šaldytuvą ir kelias dienas tikrai turėtų laikyti, galbūt netgi ir iki savaitės pavyktų išlaikyti, jeigu labai daug prisidarėte. O taip tai naudokite kaip užtepėlę, kaip padažiuką ant žuvies mėsos patiekalų, kaip užtepėlę. Tikrai, manau, surasite, kur panaudoti. Beje, apie tomatilus esu parašiusi išsamų straipsnį apie savo klaidas, iš kurių mokiausi augindama tomatilus ir tikrai yra naudingų patarimų straipsnėje Patreone. Įkelsiu nuorodą į aprašą arba į komentarą ir galėsite susirasti ir tuo pačiu paremti šį kanalą Gamtos poezija. Tai ačiū tiem, kurie klausėte, ačiū tiem, kurie bandote, kurie ragaujate. Pasidalinkite komentaruose savo patirtimi, ką labiausiai mėgstate daryti iš tomatilų. Ar esate ragavę apskritai tomatilų, ar jums patinka jų skonis, gal atradote kažkokį metodą, kaip galima juos sunaudoti prasmingai. Ir lauksiu jūsų žinučių ir susitiksime kitame vaizdo įraše. Skanaus ir iki kitų kartų.